30 dienų perpardavimo daiktus. Tai kokios yra taisyklės? Pirma taisyklė, mano biudžetas yra 200 eurų. Antra taisyklė, visi pinigai grįžta atgal į perpardavinėjimą, reiškia tai, ką nuperku ir parduodu, už tos pačius pinigus perku naujus daiktus. Trečioji taisyklė, į dieną skiriu po 1-2 valandas daiktų ieškojimų. Kur pirksiu daiktus? Vintedas, Facebook Marketplace'as, Skelbiu LT, Humanos ir kitos vintažinių daiktų parduotuvės, kur pardavinėsiu pagrindė Vintedą ir Facebook Marketplace'ą. Kokius daiktus pirksiu? Na tai pradžioj galvoju, pirksiu tai, kas man patinka, tai laikrodžiai, bet bandysiu neapsiribot ir taip pat pasižiūrėti kitas kategorijas. Viso challenge metu aš pasitelksiu dirbtinį intelektą, kad jis man padėtų žinot, ar aš už tinkamą kainą perku prekę. Tai nieko nelaukus, pažiūrėkime, kaip praėjo mano pirmą dieną. Pirmą dieną iššokau Vintedą ir pradėjau ieškoti daiktų. Žinoma, pradėjau ieškoti nuo laikrodžių, tada perėjau į kitas kategorijas, porą daiktų man krito į akį ir netrukus aš radau savo pirmą laimikį. Tai buvo Casio laikrodis. Aš nieko nelaukus nusprendžiau iš karto jį nupirkti už 20 eurų. Galbūt kaina šiek tiek didoka, bet aš norėjau labai greit pradėti savo challenge ir jį nupirkau. Savo patogumai tą pačią dieną susikūriau Excel lentelę tokią, kad stebėt savo pardavimus, pajamas, pelną. Ir tą dieną nieko negalvosiu, aš tiesiog tęsiau savo gyvenimą ir įvyko dalykas, kuris apvertė visą šitą challenge aukštyn kojom. Aš buvau išvažiavęs į parduotuvę ir visai nesitikėjau, todėl kameros nebuvau pasiėmęs. Bet Lidle vyko kažkoks dylas, tenais buvo daiktai po labai pigias kainas. Tai va, tai pasiėmėme kelis dalykus, vaikų kažkokį lietpaltį, 3 paėmėm vaikų lietpalčius. Kadangi manau, kad vaikų prekės labai gerai turėtų persiduot, patalynę vaikų irgi už 3 eurus. Ir termo megztukas toksai už eurą. Tai iš viso kiek čia išeina? 13 eurų. Tai manau, kad dabar įkelsiu į Vintedą, nufotinsiu, įkelsiu į Vintedą ir pabandysiu parduoti. Toks visai netikėtas absoliučiai pirkinys, nesitikėjau, kad Lidle kažką pirksiu ir bandysiu perparduoti, bet nežinau, buvo geras dylas, tai reikia pabandyti ir pasižiūrėti. Ir tuo metu aš net neįsivaizdavau, kaip man pasisekė su Lidlu. Ten prekių buvo kalnais, jos buvo naujos, jos buvo super pigios nuo 1 iki 3 eurų, bet tuo metu aš savim nepasitikėjau, todėl nusprendžiau daug prekių nepirkti. Nusipirkau kelias prekes, visų prekių vertė buvo apie 15 eurų ir greit aš jas sumečiau į Vintedą, sugrąžiau nuotraukom ir nusprendžiau tiesiog pratestuoti, ar veiks pardavimas tokių prekių. Antra diena nebuvo nieko išsiskirianti. Aš tiesiog vėl iššokau Vintedą, pradėjau ieškoti daiktų. Kiek vėlgi krito porą dalykų, vienas iš jų buvo riebena akiniai. Jie buvo gana pigus ir dėl to jie mane sudomino, bet jie buvo su dioptrijomis. Ir tuo metu man tai pasirodė geras sprendimas. Todėl aš jas nusipirkau. Taip pat tą pačią dieną man atėjo tas Casio laikrodis, kadangi pardavėjas buvo iš Lietuvos. Vėlgi greit nufotkinau, įmečiau Vintedą ir mano challenge'as oficialiai startavo. Taip stipriai su Lidlo prekėmis ir su Casio laiku. Trečią dieną gavau pasiūlymą dėl Casio parduoti jį už 33 eurus, bet aš esu greedy, todėl aš jo nepardaviau už 33 eurus, kas galbūt buvo mano klaida, nes būčiau pardavęs daiktą greit ir aš būčiau galėjęs tęsti challenge jau su profitu, bet aš jį norėjau parduoti už 35 eurus. Ir trečia diena vėlgi ėjo, jokio profito, Excelio lentelė tuščia, iki kol boom, parduota. Kaip tik pasakiau, kad nieko nepardaviau ir iškart šiandien o tokį. Jo, nedaug užsidegimo pirmo pardavimo metu, galbūt nes tik 3 eurai profitas, bet iš kitos pusės žiūrint, pardaviau daiktą už 2 brangiau. Ir pirmas mano pardavimas buvo vaikų patalynė, bet čia buvo tik pradžia. Ta pačią dieną, hebrytė, ką tik prieš 4 minutės aš pardaviau antrą dalyką ir tai yra striukytė mergaitiška, parduota. Boom. Dar plus 3 eurai į kišenę. Nesitikėjau, kad šiandien parduosim 2 dalykus, bet labai smagu. Reiškia, sekasi. Reiškia, judėsim toliau ir žiūrėsim, kas iš šito gausis. Ketvirta diena prasidėjo irgi su bangeriu. Ok, tai ką tik nuvežiau 3 siuntą. Antras lietpaltis vaikų, kurį nupirko. 4 dienos rytas prasidėjo su dar vienu pardavimu, su dar vienu laimėjimu. Šiandien ryte nupirko jį už 5 eurus. Ir tuo metu jau buvau pardavęs 3 daiktus per mažiau nei 24 valandas. Ir tuo metu supratau, kad mano challenge'as veikia. Jisai juda. Tikrai džiaugiausi, nes pradėjau gauti pinigus greit. 4 dieną nusprendžiau pabandyti savo laimę vėl Lidle. Dabar mes esam Lidle ir čia vėl dar vis yra ta pati akcija. Tai ką aš galvoju, kad paimsiu patalynę, kuri parsidavė praeitą kartą ir galbūt pasižiūrėsiu kažkokių gal daiktų
ir bandysim dar kažkas. Ir aš sugebėjau rasti vėl 2 vaikų patalynės. Kadangi vaikų patalinė buvo pirmas daiktas, kurį pardaviau, nusprendžiau nusipirkti jų dar. Žodžiu, grįžau. Turiu 1 patalynę. Turiu 2 patalynę. Labai tikiuosi, kad ją parduosim. Ir gavau siuntą Ray-Ban akinių. Grįžęs namo vėl viską sukėliau. Taip pat atėjo tą dieną Ray-Ban akiniai. Čia dabar va taip atėjo supakuoti Ray-Ban akiniai. Mes matome, kaip dovanėlė man paruošta. Tiesiog popierius. Jo, taip atrodo akiniai. Bandysim šitą įdėti gal už 15 eurų, gal už 20. Taip pat tą dieną dar radau tokį daiktą kaip DJI drono pultas ir jį radau už 27 eurus. Bet apie jį vėliau. Bet 4 diena dar nesibaigė. 4 diena baigėsi. Tai, žodžiu, nežinau, kas vyksta su šitom patalinėm, bet nupirko ką tik patalinę už 7 eurus. Gerai, varysiu siuntą, įkelsiu dar vieną. Žodžiu, nupirko 2 patalinę vaikų. Nenufilmau, kaip išsiunčiau, bet čia va kaip įrodymas, mano paskyra. Boom, 2, 3 patalinės parduotos. Ir tik tada aš supratau, kad Lidlas yra aukso kasykla. 5 diena. O, labą dieną! Žodžiu, aš grįžtu į tą pačią rubriką perpardavinėjimo daiktų iš Lidlo. Šiandien buvau vėl tam pačiam Lidle ir šiandien nuroviau didelį laimikį. Aš parduodu daiktus iš Lidlo, tai kodėlgi nenusipirkt kitų daiktų? 5 dieną supratau, kad Lidlas iš esmės kiekvieną dieną dėdavo vis naujas prekes. Ir aš supratau, kad aš realiai 200 eurų galėjau išleisti vien tik Lidle, pirkdamas tos daiktus ir būčiau vis tiek pardavęs visus duos daiktus. Bet 5 dieną aš vis tiek dar vis iki galo nepasitikėjau, kad aš galiu parduoti tos daiktus. Taip atrodo šiandienos laimikis. Čia daug visokių daiktų. Ir didžiausias iš jų turbūt būtų šitas daiktas, kurį bandysim parduoti už 30. Tai ką aš nusipirkau? Tai nusipirkau cast iron. Nusipirkau 2 tamsius bet tavolių. Ta pati striukytė, bet pilnai biškelė išsitaršius. Halatai po 3 eurus. Easy parduosim. Mažas puodukas. Laikrodžių dėklas. Va toks va. Ir tada dar 2 bet tavoliai. Čia gal už 30 eurų nuro. Anyway, aš nusipirkau daug skirtingų daiktų, nusipirkau 3 halatus, puodą, laikrodžių dėklą, vaikiškas striukytę, vaikiškas tamprės ir didžiausią savo laimikį, tai Ketos puodą. 6 diena. Žodžiu, per vakar ir šiandien pardavėm 2 daiktus, tai yra laikrodžių dėkliuką ir puodą, tai 1,6 litrų. Tai su esame sėkme mes nusprendėm nuvažiuoti dar kartą į Lidlą, pasižiūrėti, ar yra tų pačių daiktų ir bandyti dar kartą jas parduoti. Žodžiu, buvom Lidle, neradom puodų, bet radom tokį inhaliatorių už 5 eurus, laikrodžių dėkliuką, tik tai va tokioj formai, nesupakuoti ir tiek. Šiaip nežinau, galvosiu, gal dar reikės į miestą nuvažiuoti vien tik tam, kad nusipirkti dar daiktų, nes čia vis atvažiuojam ir vis naujų daiktų pakraunam, tai labai gerų dylų galima rasti. Tom dienom jau turėjau daug pakankamai daiktų, nes daug pinigų išleidau Lidle, dėl iš esmės turėjau labai gerą startą pirmą savaitę, turėjau daug daiktų, galėjau juos pardavinėti ir todėl labai stipriai nesistengiau ieškoti daiktų kitur, Vinted ar Facebook'e. 7 dieną dar pardaviau 2 rankšluosčius ir mano Excelio lentelė po 7 dienų atrodė maždaug taip. Aš uždirbau net 53 eurus, iš kurių 30 buvo profitas. Aš pardaviau porą vaikų lietpalčių, 3 vaikiškas patalynės, porą rankšluosčių, laikrodžių dėklą ir puodą. Ir pirmai savaitei man čia buvo nuoširdžiai laimėjimas, nes aš suprantu, kad užtrunka daiktus parduoti. Bet aš pardaviau per pirmą savaitę ir aš supratau, kad aš dar turiu visus tos daiktus iš Lidlo ir aš dar turiu 2 savaitę. O tų daiktų buvo daug, todėl 2 savaitė laukia kur kas geresnė. Žodžiu, praėjo savaitę, buvo daug reikalų, dabar aš be akinių, buvau iškritęs savaitį, vaikau gydžiausi, nes turėjau operaciją ir per šią savaitę nieko neieškojau. Nieko nepardavinėjau tik tuos daiktus, kurie yra jau įkelti. Tai biškelį pakoreguosiu taisyklės, kadangi čia vis tiek mano challenge'as. Tai 2 savaitė prasidės dabar ir nuo dabar pradėsiu kelt daiktus ir pardavinėti. Nepaisant to,
antra savaitė atrodė fantastiškai. Aš pardaviau labai daug daiktų, iš kurių vienas daiktas buvo ketos puodas. Aš čia užsidirbau net 20 eurų profito ir taip pat visi kiti daiktai. Iš esmės aš iš visko tą antrą savaitę užsidirbau apie 90 ar 95 eurų. Taip pat atėjo mano DJI drono pultas, mano Loros laikrodukas, kurį nusipirkau pirmą savaitę. Ir taip pat aš buvau nuvykęs į Humaną antros savaitės pradžioj, galima sakyti. Ir nusipirkau tokį Certina laikroduką už 7 eurus, kurį pardaviau už 18 tą pačią dieną. Jūs galite įsivaizduoti, kad aš tuo metu galvojau, kad aš fucking kilinu šitą challenge ir man atrodė, kad jeigu antrą savaitę aš tiek daug pardaviau ir negalėjau ieškoti daiktų, tai kas bus, kai aš ieškosiu daiktų, juos pirksiu ir dar turiu DJI drono pultą, laikrodį ir dar kelis daiktus nepardavęs, aš galvojau, aš antrą savaitę užsidirbsiu dvigubai daugiau. Su Humana sėkmė nusprendžiau dar kartą nuvykti į Humaną ir paieškoti dar daiktų. Radau dar vieną laikroduką. Žodžiu, atvariau pirmą Humaną. Ar reikia rasti kažką gero? Reikia pasižiūrėti, ar įmanoma nupirkti ten daiktų. Žodžiu, radau crazy dalyką. Ir tai yra Tissot laikrodis. Ir aš tada pasižiūrėjau jo kainą. 20 eurų, kas yra daug už seną laikrodį, kuris neveikia. Prisukau jį, kadangi jis yra mechaninis. Ir galvoju, bleva, neveikia 20 eurų, nieko čia gero. Jis veikia. Jis fucking veikia. Ta prasme, jeigu gerai įsižiūrėti į apatinę, jis eina. Jo sekundės eina, va. Apačioj, matosi, kaip juda po truputį. Žodžiu, žiauri crazy šiaip dealas už 20 eurų. Aš manau, už kokių 50 bandysiu parduoti, gal daugiau. Tiesiog aš nustebęs, kad man pavyko rasti dar veikiantį laikrodį. Wow, tiesiog. Su Certino sėkme aš galvojau, kad aš tą laikrodį irgi už crazy pinigus parduosiu. Ir viskas sekėsi puikiai. Iš esmės, antrą savaitę viskas sekėsi labai gerai. Iki kol prasidėjo visos nesėkmės. Pirmas dalykas, mane užblokavo Vinted, nes aš nežinau, kad negalima perkelinėti tų pačių nuotraukų į Vinted. Todėl buvau antrą savaitę užblokuotas porai dienų Vinted. Antras dalykas, man teko kurtis naują Vinted accountą. Ir tai yra blogai, nes tas accountas neturi atsiliepimų ir daug sudėtingiau parduoti daiktą. Bet aš iš pirmo savo užblokavimo nepasimokiau. Ir todėl trečia nesėkmė yra tai, kad aš antrą kartą buvau užblokuotas. Tai iš esmės aš antrą savaitę 4 dienas praradau, vien tik dėl to, kad aš kėliau tas pačias nuotraukas ir buvau užblokuotas. Iš esmės aš likau tokioj užšaldytoj pozicijoje. Paskutinis pardavimas ir buvo tas Certina laikrodukas. Iš viso užsidirbau 115 eurų antrą savaitę. Ir nesupraskite manęs klaidingai, tai irgi yra labai gerai, nes iš 115 eurų profitas buvo 67 eurų, kas yra super gerai, bet galbūt jeigu tik nebūčiau užblokuotas Vinted, galbūt jeigu taip naiviai nepasižiūrėčiau visas tų daiktų kainas, kurias nusipirkau, pardavęs būčiau kur kas daugiau ir kur kas greičiau. Tai į trečią savaitę ėjau gana niūriom nuotaikom. Trečia savaitė. Kaip ir minėjau, į trečią savaitę ėjau gana neigiamom emocijom, neturėjau motyvacijos labai stipriai ieškoti daiktų, nelabai kažkas man parsidavinėjo, DJI drono pultas, galvojau parsiduos, taip pat Tissot laikrodis, taip pat laikrodis Lorus. Iš esmės turėjau daiktų, kurie yra vertingi, bet niekas jų nenorėjo pirkti, todėl nusprendžiau griebtis viską, ko galiu, sprendžiau ieškoti daiktų, perskelbiau ir perskelbiau radau tokį laikroduką Seiko už 45 eurus ir nusprendžiau, kad čia bus geras dealas važiuoti nusipirkti. Nusprendžiau prisimti tą riziką, taip sakant, vis tiek uždirbau pinigų, tai nusipirksiu brangiausiai turbūt kokį tik esu nusipirkęs per visą šitą challenge. Tai nuvykau pas tą žmogų, taip pat buvau nusižiūrėjęs pas jį tokį Samsung laikroduką, kuris 5 eurus kainavo, kadangi man atrodė, kad tai yra geras dealas. Ir po kelių dienų tas Samsung laikrodis, kuris buvo mano antras pasirinkimas, kurį irgi prigrėbiau už 5 eurus. Aš jį pardaviau. Haha, hebryte, jau ruošiausi žodžiu išvažiuot, kaip man pasiūlė už Samsung laikrodį 16. Boom! Parduota! Važiuojam! Aš žinojau, kad šitas laikrodis geras pasirinkimas, aš žinojau. Trigubai brangiau pardaviau, nenupirkau. Žiauriai gerai. Samsung laikrodis buvo mano pirmas pardavimas po 10 dienų tarpo, kai aš pardaviau Certina laikrodį. Tai aš 10 dienų nieko nebuvau pardavęs, nes jau buvau mano challenge'as tam tikroj stagnacijoje ir man labai pasisekė su Samsung laikrodžiu. Ir paskui aš pardaviau dar porą smulkių daiktų. Buvo apyvarta 25 eurų
iš kurių profitas buvo 16 eurų. Bet 16 eurų vis tiek yra gana didelis profitas lyginant su apyvarta. Tai nebuvo blogai, bet per visą challenge tai buvo blogiausia savaitė. Na, o Seiko laikrodis keliavo 4 savaitę, kadangi aš jo nesugebėjau parduoti. 4 savaitę aš jau supratau, kad aš turiu nedaug laiko, turiu dar nemažai daiktų, kuriuo aš esu nepardavęs. Ir nusprendžiau savaitės pradžioje dar nusipirkti 2 laikrodžius. Buvo 2 Casio laikrodžiai, to pačio tipo, tik tai vienas mėlynos spalvos, kitas geltonos spalvos. Ir nusprendžiau, kad tai bus mano paskutiniai daiktai, nes tiesiog kiti daiktai nespės ateit, nespėsiu aš jų parduoti. Ir todėl supratau, kad man reikia imtis rimtos strategijos, užsiimti daugiau daiktais. Tai vienintelė nusprendžiau labai daug, tarkim, kas dieną, kas 2 perkelinėti daiktus su naujom nuotraukom, kad juos mestų į feedą. Jei reikia, nusprendžiau agresyviai mažinti kainas, jeigu netgi į minusą eičiau, vis tiek jas mažinti ir siekti kuo daugiau pelno. Ir man visai neblogai sekėsi. Aš pradėjau mažinti kainas, pradėjau pardavinėti daiktus. Tos Casio laikrodžių savaitės eigoje gavau. Mėlyną Casio laikrodį pardaviau realiai tą pačią dieną. Boom! Pardaviau jį už 30 eurų. Kodėl? Aš nesu įsitikinęs, kad jis iš tiesų yra originalus. Man atrodo, neegzistuoja tokios ryškios mėlynos spalvos, yra tokia šviesesnė mėlyna spalva, o čia jinai daug tamsesnė. Tai nežinau, tai kaip ir gerai, bet toks dviprasmis jausmas pas mane dabar, nes atrodo, kad kaip ir gal ne originalą pardaviau. Tai aš tiesiog išsiunčiau žmogui daiktą ir jis buvo patenkintas žmogus, tai turbūt viskas gerai. Ir 4 savaitę aš pardaviau beveik visus savo daiktus. Aš pardaviau tiek Seiko laikrodį, tiek didžiąjį pultą, tiek Lorusą. Iš Loruso aš uždirbau apie, nežinau, 9 eurus profitą. Pardaviau vaikiškas patalynės. Žodžiu, tikrai pardaviau daug daiktų. Ir 4 savaitės apyvarta išėjo 159 eurų. Tai atrodo daug, nemeluosiu tikrai, bet daiktų vertė buvo didelė. Kiek profito iš tų 159 eurų? Nežinau, gal duok dievė, jeigu 50 eurų profito bus. Na, o kasgi buvo su didžiai drono pultu ir laikrodžiu tiesiog. Tai čia yra 2 daiktai, kuriems aš turėjau didžiausias expectations. Aš tiesiog laikrodį tikėjausi parduoti už kokio 80 eurų, didžiai drono pultą už 70. Bet aš tuo metu nepagalvojau, kad žmogus dažniau pameta droną, o ne pultą. Tai kam žmogui gali reikėti antro pulto? Tai aš jį pradžiai kėliau už 70 eurų, galų gale leidau kainą iki 50, kai nuleidau iki 40, atvažiavo žmogus pasižiūrėti, bet jam netiko prie drono. Bet challenge'as ėjo į pabaigą, todėl aš kainą leidau iki 35, iki 30 ir galų gale aš jį pardaviau už 22 eurus. 5 eurai minusu. Tiesiog nepasisekė. Vat galbūt būčiau turėjęs daugiau laiko, galbūt pardavęs būčiau už tą pačią kainą ar už brangiau šiek tiek. Kaip aš sufeilinau su Tissot laikrodžiu, tai galėjo būti kolekcionierių daiktas, tačiau jo galas buvo nusitrynęs ir tą galą pataisyti kolekcionieriams kainuotų daug daugiau negu nupirkti laikrodį. Ir jis buvo senas, jis buvo veikiantis, tai buvo žiauriai geri ženklai įpirkti, bet aš tiesiog nežinojau ir toks nežinojimo feilas buvo. Ir aš jį pardaviau realiai už 20 gal 2 eurus. Tai 2 eurus profito iš jo gavau. Bet lyginant, kad man jį reikėjo 3 savaitės pardavinėti, sakyčiau, tiesiog per ilgai dėl 2 eurų. Ir 4 savaitę pasisekė puikiai iš to mano plano, kad aš galvojau, kad reikia agresyviai leisti kainas, perkelinėti daiktus su naujom nuotraukom. Bet lyginant su pelnu, norėtųsi jo daugiau. Ir aš visą challenge pabaigiau tuo, kad aš nepasiekiau savo tikslą. Mano tikslas buvo 400 eurų. Aš uždirbau tik tai 362 eurus. Ir taip, būtų buvę daugiau. Ir liko daiktai neparduoti, tokie kaip vaikų lietpaltis, vaikų temprės, inhaliatorius, kas buvo iš esmės gera prekė. Ir geltonas Casio laikrodis. Visas mano pelnas išėjo 137 eurai. Sakyčiau gerai. Ta prasme, jeigu tu užsiimi tuo kaip side hustle, papildomi 130 eurų į mėnesį yra geri pinigai. Ir ypač jeigu tu išmanai savo sritį, galbūt tai laikrodžiai ar kažkas tokio, tai tu gali užsidirbti dar daugiau. Bet aš to neturėjau. Tai apibendrinant, didžiausi pelno atnešę daiktai buvo tokie challenge metu. 3 vietoje yra Casio laikrodis. Tai pirmas daiktas, kurį aš nusipirkau ir pardaviau, atnešė daugiausiai pelno. Antras, Certina laikrodis. Tai 2 savaitės laikrodis, kurį nusipirkau už 7 eurus ir tą pačią dieną pardaviau. Ir pirmoje vietoje, aišku, yra mūsų big bossas Ketaus puodas. Tai jis atnešė 20 eurų pelno. Didžiausi minusai yra 3 vietoje inhaliatorius,
Antroje vietoje yra drono pultas, į minusą nuėjau 5 eurus ir 1 centą, nes pardaviau jį į minusą. Ir pirmoje vietoje yra minusas Casio laikrodis. Visų neparduotų daiktų suma išeina 38 eurai ir 8 centai. Ir jeigu tik būčiau turėjęs daugiau laiko, dabar aš jau kadangi reflektuoju, dabar jau praėjo daug laiko, aš pardaviau ir inhaliatorių, už 20 eurų aš jį pardaviau, nes tiesiog atsirado žmogus, kuriam jo reikia. Ta patį Casio geltoną pardaviau už 40 eurų, irgi 15 eurų profitas. Tai po challenge man, galima sakyti, gerai sekėsi. Ir jeigu aš tik būčiau gal turėjęs dar porą savaičių, būčiau pasiekęs tą tikslą laisvai. Bet aš neturėjau tų porą savaičių, tai pirmoji išvada yra tokia, kad jeigu tu nežinai jokių rinkų, tai tikrai yra, sakyčiau, laiko gaišimas, geriau dėti savo laiką kitur, kur galbūt uždirbtum daugiau pinigų. Antras tai yra didžiulė rizika. Na tai kaip su drono pultu nueini į minusą. Aišku, tie 5 eurai nėra daug, bet visada reikia pagalvoti, kas jeigu tu nusipirksi daiktą už 200 eurų ir tu jo neparduosi ir niekam nereikės. Trečioje vietoje tai yra darbas. Tiesiog tu pradedi ilgiau ieškoti daiktų, ne po 1-2 valandas į dieną. Po 3-4 būdavo, kad ieškodavau daiktų. Tiesiog tu unconsciously užžini, tarkim, minti, scrollini, ieškai daiktų. Ir tiesiog tai labai užima laiko. Ir turbūt pagrindinis klausimas, apsimoka ar ne. Turbūt tik pabaigęs challenge pasakyčiau ne. Bet turbūt nėra viskas taip juoda balta, kadangi po challenge aš turėjau neblogą sėkmę tiek parduodant inhaliatorių, Casio. Nusipirkau dar vieną laikrodį. Nusipirkau vieną laikrodį už 45 eurus, jį pardaviau už 70. Tai jeigu tu turi laiko, jeigu supranti, kad reikės palaukti, kad parduoti daiktą, tada taip apsimoka. Jeigu tau rinkos nežinomos, jeigu tu nesidomi daiktais, tada neapsimoka. Tai ar man apsimokėjo? Pinigų prasme taip, laiko prasme ne. Tai tiek turbūt. Ačiū.